kada prasideda tas kartais pokytis? Aš pasakysiu savo patirtį. Aš sutinku kartais įmonės, kurios dirba toj pačioj srity. Ta patį laikotarpį, pavyzdžiui, 5 metus, 2 metus. Ir viena ir kita įmonė. Bet jų pardavimai, jie skiriasi kartais. Jie skiriasi ne procentais, jie skiriasi kartais. Ir visada yra klausimas, gerai, o kodėl? Tai ką daro vieni žmonės, kad jie uždirba 5 kartus daugiau negu kad kiti? Tai kas lemia? Ir veiksnių čia yra labai labai daug. Nėra vieno kažkurio tai. Yra viena mintis arba viena idėja, kaip kuriamas verslas, efektyvus verslas, kaip turėtų būti kuriamas. Tai jį reikėtų kurti kaip produktą. Nuo pat pradžių. Verslą kurti kaip produktą. Tarkim, kad aš noriu pradėti gaminti ką nors. Aš sukūriau, sugalvojau dizainą, sugalvojau techniškai, nubraižiau, suradau, kas pagamins, arba pats įsigijau gamybinius pajėgumus, pagaminau. Rašymo priemonę. Ir tada pradėjau pardavinėti. Arba atidaviau kažkam, kas pardavinės. Tai verslas galėtų būti kuriamas lygiai taip pat. Tai reiškia, suprojektavom, pagaminam. Reiškia, kurti kaip produktą. Dabar, šitas produktas, jis gali egzistuoti nepriklausomai nuo manęs. Tai reiškia, ar aš būsiu, ar nebūsiu, produktas yra. Dabar galim paklausti bet kurio verslininko, gerai, jeigu tavęs nebėra, tavo verslas vis dar egzistuoja. Ir dalis verslininkų pasakys, ne. Nes aš esu verslo esminė dalis. Tai matyt, kad nėra verslas, yra amatas. Nes amatas yra kas? Kada tu betarpiškai darai ir jeigu tu nedarai, tai nieks nevyksta. Tiesiog darbas. Ir jeigu mes galvojam apie verslą kaip apie produktą, tai tada mes iš karto jį projektuojam, mes galvojam apie sistemą, mes galvojam, kokios turėtų būti darbuotojų funkcijos, kad ten galėtų dirbti bet kuris žmogus. Tai reiškia, mes funkcijas kuriam ne pagal žmogų, bet kuriam funkcijas pagal tai, kokios ateities mes norim, koks jisai turi būti tas verslas, ir parenkam žmonės priklausomai nuo to. Aišku, pačioj pradžioj, kada yra vienas verslininkas su savo artimiausia aplinka, jisai pradeda tą verslą, tai dažniausiai būna taip, kad tiek pats būdas, tiek funkcijos, jos priklauso nuo pirmųjų žmonių. Tai tokia pradžia gali būti. Bet projektuoti į ateitį vis tiek reikėtų priklausomai nuo to, ko aš noriu iš ateities. Ir dabar, kuo geriau jisai veikia kaip mechanizmas, tuo mažesni kaštai ir tuo geresnis rezultatas. Tai, pavyzdžiui, kartais tenka sutikti įmonės, kurios išaugo iš mažos į didelę. Visai neseniai bendravau su įmonė, kur buvo 20 žmonių, 30 žmonių ir per pusę metų jie išaugo iki 200 žmonių. Ir yra didelė bėda, labai sunku. Dėl ko? Dėl to, kad valdyti 20 žmonių įmonę ir valdyti 200 žmonių įmonę yra du skirtingi procesai, visiškai kitokie yra. Ir dabar, jeigu mes nesugebam suvaldyti to proceso, tai pas mus nukris apyvarta, pas mus padidės kaštai ir tikimybė, kad mes išgyvensim, jinai sumažėja. Jinai krenta. Tai galim čia ieškoti toj vietoj priežasčių. Vienos rūšies priežastys. Kad mes neturim aiškios struktūros, nėra to mechanizmo, kuris sukasi taip, kaip turėtų suktis. Kas yra mechanizmas? Yra aiškios funkcijos, yra aiškus tikslai darbuotojų, žmonių, mūsų pačių, yra tikslas ateityje, kurį mes norim pasiekti, mūsų kažkokia tai vizija. Kiekvienas žino, ką daro, žino, kodėl tą daro, kas už ką atsakingas. Čia yra mechanizmas. Jeigu jo nėra, yra bėda. Dabar iš kitos pusės į tą klausimą galim pažiūrėti. Tai į kur nukreiptos mūsų pastangos. Ir va čia
dažnai aš pastebiu, kad mes galim kelis kartus padidinti savo rezultatą, jeigu mes teisingai nukreipiam savo energiją, savo pastangas. Iš pardavimo srities yra labai paprasta matematika. Jeigu mes dirbam su klientais, su rinkoje arba su klientais, kur yra daugiausia pinigų, mes daugiausiai uždirbsim. Paprastas pavyzdys. Vadybininkas gali aplankyti, tarkim, 2 klientus per dieną. Priklausomai nuo įmonės, bet tarkim, kad vadybininkas konkrečio įmonėje gali padaryti 2 kontaktus per dieną. Per savaitę 10. Jeigu dirba šeštadieniais, sekmadieniais 14. Jeigu dirba be išeiginių, tai daug. Bet kokiu atveju tai yra riba. Jis negali padaryti daugiau, negu kad gali padaryti. Ir dabar, jeigu jisai padarys tuos 10 kontaktų, pabendraus su 10 klientų, kurie neturi pinigų, tai bus vienas rezultatas. Jeigu pabendraus su 10 klientų, kurie turi pinigų, bus visiškai kitas rezultatas. Bendraus su 10 klientų, kuriems labai svarbus tas produktas, kurį jis parduoda, jis turės vienokį rezultatą. Bendraus su klientais, kuriems nesvarbus tas produktas, jisai mažai reikalingas arba mažai naudos atneša, jis turės visiškai kitokį rezultatą. Rezultatas skirsis kartais arba 10 kartų. Kontaktų kiekis tas pats. Mechanizmas tas pats, kuris sukasi, visiškai toks pat gali būti. Atsakomybės taip pat gerai pasidalintos, vadovas yra puikus, geras, jisai moka bendrauti su žmonėm, turi aukštą emocinę kompetenciją ir taip toliau, ir taip toliau. 2 visiškai vienodos įmonės. Jeigu mes nukreipsime energiją į skirtingas pusės, mes galim turėti iš principo skirtingą rezultatą. Ir esmė yra 2 dalykai. Viena tai, kad sukoncentruoti savo pastangas, neišblaškyti jų. Kitas yra svarbus dalykas, sukoncentruoti teisingą kryptim. Nes jeigu mes sukoncentravom, bet ten nieko nėra, tai mes nepasieksim nieko. Ir vėlgi, kaip pavyzdys galėtų būti klientų segmentavimas. Jeigu mes neteisingai pasirinkom segmentą, tai mes uždirbsim kelis kartus mažiau arba rezultatą gausim kelis kartus mažesnį, negu jis galėtų būti. Tai jeigu atsakyti klausimą, kaip gali būti, kad kartais staiga pradeda augti. Dažniausiai tai atsitinka mano patirtį, ką aš matau, dėl to, kad mes nukreipiam pastangas teisingą kryptim. Ir dažnai būna, kad įmonė vargsta, staiga jinai atranda gerą segmentą arba gerą produktą ir staiga bum, iššauna. Gali būti, kad ateina produktas. Galbūt mes nusiperkam produktą. Nuvažiavom į parodą, pamatėm produktą, staiga supratom, kad mūsų segmentui, kuriam mes dirbam, čia yra fantastinis dalykas. Paėmėm tą produktą, paleidom į tą segmentą, super. Vat jums ir pardavimo padidėjimas kartais. Galbūt tie patys produktai, bet mes pakeitėm kryptį, perėjom į kitą segmentą. Galbūt sukoncentravom pastangas vietoj to, kad mes plačiai tą darytumėm. Vat, pavyzdžiui, viena iš mano žinomų kompanijų, vienas mūsų klientas, susikoncentravo į labai mažą kiekį klientų. Vietoj to, kad jie dirbtų su 600 klientų, jie pradėjo dirbti su 60. Ir staiga rezultatas. Tai visada vertinti, kiek klientų sukuriama vertė, kiek jis duoda mums grąžos. Taip, čia yra iš 2 pusių. Iš vienos pusės, kiek mes galim duoti klientui naudos, nes jeigu aš nieko klientui neduodu, tai tikimybė, kad iš jo gausiu, yra menka. Aš galiu iš jo gauti, bet tai netruks ilgą laiką, nes jeigu, žiūrėkit, pagalvokim kaip klientai, jeigu jūs nieko negaunat iš tiekėjo, kiek laiko jūs su juo dirbsit? Negaunat naudos, arba ta nauda yra menka. Jūs keisit jį. Tai iš vienos pusės mes turim tą vertę duoti klientui. Iš kitos pusės tas klientas turi gebėti arba galėti sumokėti už tą vertę, norėti ją nupirkti, kitaip tariant. Jeigu vertė tikrai yra, bet klientas negali nupirkti tos vertės, jis negali už ją sumokėti. Irgi lygiai taip pat nebus rezultatų. Nebus apyvartos, nebus pelno, nebus kitokių kažkokių gerybių. Tai ir tada ta koncentracija ir yra. Visų pirma, koncentracija arba susitelkimas į tam tikras paslaugas arba produktus, kur
mes turim kompetenciją, kuri gali sukurti vertę klientams, susirasti tą segmentą, kuriam ta vertė tinka. Ir tas segmentas arba ta segmento dalis dar turi turėti galimybę sumokėti mums už tą vertę, kurią mes sukūrėm. Ir jeigu mes teisingai susikoncentravom, tai ir bus apyvartos padidėjimas kartais, 10 kartų. Ir kalbant apie nedidelės įmonės, kurios turi menką rinkos dalį. Menka tai reiškia, ką žinau, 0,5%, 1%, 2% visos rinkos. Tai kelis kartus padidinti apyvartą, tas reiškia, kad mes nuo 0,5% staiga, jeigu rinka neauga, mes užimsim rinkos ten 1,5%, tai reiškia 3 kartus padidinam pardavimus. Tai čia yra niekingai mažai. Tokių pavyzdžių Lietuvoje yra daug? Taip. Ir iš abiejų pusių yra pavyzdžių. Yra pavyzdžių, kada žmonės neturi produkto arba nėra vertės, arba jie ne su tais klientais dirba. Tokių pavyzdžių esu matęs daug. Tai tiems blogai sekasi, jie vargsta ir sako, kad Lietuvoje krizė. Ir jiems tikrai krizė, ir jiems visada buvo krizė, ir jiems ateityje irgi bus krizė, jeigu niekas nesikeis. Nesvarbu, koks čia bus augimas ekonomikos, jiems visada bus krizė. Ir lygiai taip pat aš matau įmonės, kurios auga. Buvau sutikęs klientą visai neseniai, mes buvom susitikime, kur priiminėjo žmonės iš konkurentų. Todėl, kad konkurentai bankrutavo, dėl to, kad buvo krizė. O jie plėtėsi ir priiminėjo žmonės iš konkurentų. Toj pačioj srity, tiesioginiai konkurentai. Tai palauk, jeigu krizė, tai visiems turėtų būti krizė. Ne, bet kažkurie tai bankrutuoja, atleidinėja darbuotojus, o kai kurie tos darbuotojus surenka ir sako, mums labai gerai, nes mes galėjom pasirinkti labai gerus darbuotojus.